Sveiki visi, sveiki. Mes šiandien trysia ir kepsim. Ką, Ginte, kepsim? Blynus. Blynus. Manau, kad mokinsi tu mane. Pamokinsi? Gal. Bandysim. Susipažinom. Mes pažįstami, bet gal ne visi mūsų laidos žiūrovai jūs pažįsta. Aš esu Artūras, Kauno Grūduose dirbu marketingo vadovu. Šiandieną atėjau kartu su savo dukra parodyti, kaip mes tradiciškai kiekvieną šeštadienį kepam lietinius blynus. Tai mano marketingo vadovas mokins kepti blynus mane. Ar ne? Ne tave, Ginte. Nes tu jau moki. Moki, tu viską žinai gerai. Tai ką pradedam? Nuo ko? Tai visų pagrindas yra lietinis blynas ir mes jų pasidarysim tiek, kad po to žaisim tik tai su vairiausiais įdarais. Taip, įdarais. Ir mūsų patiekalų įvairovė šiandien tokia, kad visi galės pasirinkti savo mėgstamus blynus. Vieni mėgsta saldžius blynus, mes pasiruošę padaryti juos su varškės mase. Kiti, galbūt ir Indrė, labiau mėgsta nesaldžius, tai mes darysim šiandien keletą rūšių, padarysim su lašiša ir avokadu su tokiu įdaru ir tradicinius kumpį ir sūrio. Laidą žiūrėkit iki galo, nes užtruksim. Turbūt geriausių blynų pagrindas yra labai geri miltai. Esu išbandęs visokiausius miltus ir pasakysiu atvirai, kad nieks neprilygsta Kauno Grūdų ekstra miltams, puikiausios savybės iškepti nuostabius plonus blynus. Plonus. Turbūt blynų pagrindas yra geri miltai, dar tas plonumas. Stori blynai yra stori blynai, bet ploni yra patys skaniausi. Nu čia kaip picoje. Taip, kaip Kas ką mėgsta. Kas ką mėgsta. Mes mėgstam plonus blynus. Gerai. Ekstra plonus blynus. Gerai, labai gerai girdėti. Nuo ko mums reikia pradėti? Nuo miltų. Nuo miltų. Mes turim miltų ir kiek mums jų reikės? Aš pasakysiu taip, kad kepamės blynus visada skirtingą kiekį ir maždaug žiūrim pagal konsistenciją blynų masės. Skystesnė, tirštesnė. Ne, nu tai gal pradedam. Skystesnė. Pradedam ir pasakojam žingsniais, etapais, Tai ką mes darom. Žingsniai tokie, kad viską reikia atiduoti dukrai ir tegu jinai viską daro. Taip. Pilk miltus. Čia ir tada pilasi. atsisėdi ir lauki, kol padaro. Tada valgai. Wow. Dar truputį, mes studija esam čia. Ne vieni. Pas mus, kadangi yra tiesioginė transliacija, jau dabar gana. Tai yra prisirinkę apie 40 žmonių. Ačiū taip gausiai susirinkantiems į studiją. Va, turim miltų, turim Pieno, ar ne? Turim pieno. Reikėtų įmušti čia kelis kiaušinius. Taip. Aš pastebėjau tokį dalyką iš savo miltų gamybos. Tai yra ne miltų, blynų kepimo gamybos. Niekada nereikia pataupyti kiaušinių, nes ir blynai būna tada trapesni, plonesni ir skanesni. Blynai maišomi, o aš galiu tave pakalbinti. Kaip dažnai kepi blynus? Kiekvieną savaitę. Kiekvieną savaitę? Ar kiekvieną savaitgalį? Savaitgalį. Savaitgalį, tai jau tavo darbas šeimoje yra kepti blynus, taip? Dažniausiai. Dažniausiai. O tu turi brolius, seserų? Abudu. Abudu. O ką jie daro? Valgo. Jo. Nepadeda tau gamyboje? Ne. Ne, tai žodžiu, Artūrai, o ką tu gamini šeimoje? Tai apart blynų. Apart blynų? Nu, apart blynų, tai aš ir mėsinis. Aš šiaip tai mėsos valgytas esu ir esu labiau tokių patiekalų paprastų mėsinių, iškept mėsos gabalą, pamarinuot, padaryti šašlyko, turiu 4 kepsninės kieme skirtingas, tai jeigu kada pro šalį kas nors važiuoja, tai galima užvažiuoti ne tik blynų, bet ir mėsos gabalų. Nenusteb, kad eilutė kolegų rikiuosis prie tavo vartų. Manau, kad vasarą mes galbūt kokią laidą nufilmuosim pas tave kieme. Tarp tų kepsninių
Mėsa. Blynus mes jau čia kaip, Artūrai, dabar tu vertintum? Aš Išsimaišė? vertinčiau taip, kad blynų masė, jinai lyg ir paruošta. Aš matau, kad reikės truputėlį pripilti dar papildomai pieno. Ir tikrai tam, kad nedegtų blynai ir kad kuo geriau keptų, truputėlį pilsim aliejaus. Aliejus į masę, taip? Į masę įpilsim masinės gamybos aliejaus. Gerai. Tai gal pilam tada aliejaus pilam. ir tada pilam to pieno, ar ne? Taip, ir papildom pieno. Maždaug. Aliejaus gintai truputėlį. Žinai, kiek to aliejaus pilt? Ne. Ne. Vat aliejaus va tiek. Įpilk. Čia didelis sukaupus rubinis šaukštas. Tai turbūt reikia tokių 2, ne? 2, taip. Kiek būtų. Pamaišyk toliau. Ir dapilam pieno, ar ne? Pieno. Ką visą laiką aš padarau, tai įpylęs ir sumaišęs tos miltus, truputėlį, tai yra visą tą masę, leidžiu jai truputėlį pabrinkti, nes Pailsėt. ekstra miltai jie yra tie, kurie pakankamai stipriai išsipučia. Ir tada lyg tai jau galėtum blynus, tai dar pripilti papildomai pienuko, tam, kad jau jie būtų tinkamos konsistencijos kepimui. Taip. O keptuviai vartyti ore moki? Bandysim. Labai priklauso nuo keptuvės. Va, turi būti, kaip sakyt, atkalę savo keptuvę, tuomet gali bandyti. Ir vartyti ore. Ir aišku, turbūt šitiem ploniem blynam tai turi būti ta neaukšta keptuvė. Ar įtakos neturi? Sekmadienio blynams įtakos neturi. Ir puikiausi krepai. Gerai. Nu, tai ką, tai bandom. O mes prikaistuvę jau jungiam. Mes viską jungiam, viskas šyla. Mums reikia dabar atidėti truputėlį pailsėti masiai. Pasižiūrėsim, kiek ten gal reikės kažko padauginti, pamažinti ir tada pradėsim kepti. Tai patikrinam, ar konsistencija yra teisinga, kaip ekspertė nuspręs, mes taip ir darysim, kaip yra. Teisinga. Teisinga, tai ką darom? Bandom kepti pirmą blyną? Taip. Bandom. Puikiai. Kiek laiko, kada jau viduriukė nebebus, kaip čia reikia dabar patikrinti, iškepės ar nebeiškepės, ar dar ne? Nebebus šitos, nu, Skistos masės. kitos Skystos tokios masės. masės. Jinai jau turėtų sutirštėti, taip? Taip. Žinosim. O ką tu klausyk, į kelintą klasę eini? Antra. Į antrą? O kokių hobių turi? Kaip blynus. Kept blynus, tai gal būsi šefė? Ko planuoji būti užaugus, ar dar per anksti galvoti? Dar nesu sugalvojus. Dar nesi tėtis jau sugalvoja? Tėtis jau sugalvojo, kuo bus užaugęs, jisai bus Kauno Grūduose dirbs ir keps blynus savo vaikams. Galėsi mūsų valgyklą eiti, kepti mums Tai blynus. užgavėnės gal yra. Užgavėnių proga. Gerai, tai Okay. matom, jau tirštėja, taip? Labai gražiai atrodo, tirštėja, bet toks turbūt storesnis blynas gausis. Kaip tu galvoji? Nu, turėtų čia Tai gauti. kitą kartą pilant mes pasimatuosim, kiek čia to šaukšto mums reikia. Tai kažkaip tai bandom tikrinti gal, ne, tą blyną, kiek iš čia mums geras, kiek iš čia mums traškus. Kaip matai, dar jis toksai. Dar truputėlį, keletą minučių reiktų, ar ne? Mes per mažai įkaitinom keptuvę. Tai Artūrai, šeimoje gamini tu? Ne, aš gal gaminu daugiau vakarais ir savaitgaliais, o žmona visą laiką gamina vaikam valgyti. Jų ten tas racionas truputį kitoks nei mano. Daugiau tai būna vištiena, troškiniai ir sriubos. O jau aš kai gaminu, tai jau ten mėsiniai tie produktai. Mėsa, ar ne? O pusryčiams ką valgot? Blynus. Blynus? Tai mama keliasi anksti ryte kepti jums blynus? Ne. Ne, tai tu savaitgalį tu kepi ir savaitgalį valgot blynus, taip? Taip. O tą dieną, kai einat į mokyklą? Nežinau. Būna visko, kad valgom. Viską valgot. Nėra išrankus vaikai maistui. Labai nėra išrankus, valgo tik tai specifinį maistą ir tik tai jiem pagaminta, jokio išrankumo nėra. Ir McDonald's. McDonald's nevalgo. Valgo. Turbūt pats nemėgstamiausias šventes, restoranas, ar ne? Per šventę, žinai. Greito maisto.
Kepa ilgai, tai dabar 40 žmonių iškepti po blyną užtruks. Užtruks, čia reikėtų turbūt kepyklės ir man, ir tau, ar ne? Tai o kokie receptai patys mėgstamiausi? Su kuo tu labiausiai mėgsti valgyti blynus? Su kokiu įdaru? Su Nutella. Ir nėra komentarų, Nutella. Tai kodėl mes darom daug tų šiandien receptų? Todėl, kad šeimoje, kai yra daug skirtingų norų ir norisi visiems įtikti, Tai. pasitairai pagrindą, prisikepi blynų, o sūnui labiausiai patinka su kumpiu ir sūriu, ir su dešrelėm, tai jam darai atskirai, su lašiša žmonai ir savo, nieko nedarai, atiduodi su Nutella, Gintei tinka, ne? Taip. Arba su varške, ar dar kažką jau tu ką valgo. Dėl Tai- to tiek daug. Užgavėnių metas artėja ir blynai bus dienos receptas turbūt kiekvienoje Lietuvos šeimoje, ar ne? Kokius be lietinių blynų su įdaru dar blynus kepat? Čirvinius blynus ar kepat? Belgiškus vaflius, o gal mėlynius blynus? Ginte. Kažkus vaflius. Belgiškus vaflius kepat, ar ne? Tai turbūt irgi... Jūs kol kalbate, tai gal aš apversiu, nes man atrodo, kad tas blynas jau yra pasiruošęs verstis. Jisai gražiai šiek tiek Jisai parudavo. Truputėlį parudavo. Mums nereikia jų tokių turėti visiškai iškeptų, jeigu mes norim daryti su įdaru, nes mes po to juos truputėlį dar apkepsim. Suviniosim įdarą ir dar Suviniosim, taip. Ir todėl mums tokie truputėlį ne visai, jie tokie turėtų būti gintariniai. Ne visai Gintariniai gintariniai. blynai. Va. Tai ką, mes galvojam, kad jau mūsų blynas iškepė ir žiūrėkite, tas pirmas blynas turbūt nėra pridegęs, nors visada būna pridegęs. Traukiam blyną ir dedam į lėkštę ir ką? Sutarėm, kad truputėlį mažiau pilsim, tai bandom pilti antrą blyną. Nepilnas samtis. Nepilną tešlos, samtį, ar ne? aha. Va, turbūt pats tas reikalingumas. Nu va, pil, tai moki gražiai. Aš čia pavedžiosiu tą blyną. Nu, puikus blynai. Šitas turbūt iškeps greičiau. Turėtų. Ne? Ir Turėtų. tada tu parodys, kaip moki vartyti. Gerai, bus pamoka, galbūt savaitgalį blynus kepsiu tuomet ir aš. Pagal Gintės receptą. Taip? Turbūt. Turbūt. Atsiųsiu tau nuotraukas parodyt, gerai? Gerai. Gavos ar ne? Ilgai kaista, bet turbūt ne ant tokios vienos skylės vadinamos kepyklės namuose greičiau iškepti. Nu, Ne? O nebandėt, yra tokios specialios keptuvės, kur panardini, ištrauki, ar jos tik reklamose gražiai atrodo? Nu, mes tokios neturim. ir žinau, kas turi ir bandė, bet ne, aš mėgstu pats va to. Ta prasme, neprisidėti į virtuvę nereikalingų dalykų. Ir jeigu puikiausiai pavyksta išsikepti blynus su standartinė keptuvė, tai kam tu jie rakandai? Tai kam dar papildomai pridėti ir po to, žinai. Taip. O užgavėnes švenčiat rajone, kieme, mokykloje? Mokykloje turbūt, ne, Ginte? Tik mokykloje. Jau planavai, kokią kaukę šįmet pasidarysi? Ne. Dar neplanavai, ar ne? Mes irgi savo darbovietėje švenčiam užgavėnes, jau tampa, Artūrai, kaip ir tradicija turbūt. Tikrai taip, jau turbūt ne vienerius metus, tai per visas ir tai yra tokios gilios tradicijos ir labai mums tinkančios tradicijos. Mes esame miltų gamintojai, o be miltų turbūt neišsikepsi jokių blynų. Taip. Tai ir tradiciškai mes prisidedam prie įvairių švenčių, kartais ir paaukojam, ir pareklamuojam, ir padalinam tų miltų visiems, kas per užgavėnes ruošiasi daryti kažkokias šventes. Ir miesto šventės, ir tokios daugiau... Kiemų, rajonų, kaimynų šventės, toliau, ar ne? tai tos šventės be miltų neapsieina. Tai aišku, kad tradiciškai Kauno grūdai labai stipriai siejami su užgavėne. Taip. Kažkaip tai lyg ir neblogai. Čia su ta keptuvė vartose, ne? Ar norėsi pabandyti? Norėsi? Bet aš gal jau norėčiau šitą iškeptą pabandyti. Tai šitą dabar, nu, parodyk. Va, taip, Kiekvienas save gerbintis blynų kepėjas.
Bet pala, tai tau pavyko, nu, oba, bet... Geras, Čia, geras. po Europos čiuožimo čempionato, tai Indrė prisižiūrėjus, tai varto blyną ne po vieną kartą, bet orė sukasi 2 kartus, ne? Išleikė. Bandysi? Oba, neblogai, dar. Nu va, reiks pasitreniruoti, palauk, nes Europos čempionatas jau baigėsi, tai paliekam Europos čempionatą. Okay, tai mes esam pasiruošę pirmo blyno masę, susidėlioję, susipjaustę lašišą, įsidėję avokadą, susimaišę su sūriu ir esam pasiruošę pirmą blyną įdaryti. Tai ką? Dedam Mano blyną. šiaip pagalbininkės blynui yra pasiruošę, tai gal... Ar gerai dedu? Per vidurį dėti iš šono turbūt, ne? Šonus truputėlį palik, kad būtų galima užlenkti. Ir man atrodo, tos masės čia užtenka, nes ne visiems yra skanu, kai labai daug blyno įdaro. Palauk, dabar tu turėjai užlenkti tas galiukus, ne? Atsukam atgal. Ne, gerai. Pirmą užmeti, tada iš šonų užmes Ai. šitą. Ai, nu tai palauk, valgyklų, matai, gražus blynai būna be šitų išlindimų, ne? Va, mums reikia, kad nebūtų. Taip? Taip. Taip, va. Gražiai pirmą blyną esam pasidarę. Darom truputėlį... Dar pašildom, ar ne? Dedam tam, kad užrakinam tą blyną. Ai. Nu, dar gal vieną blyną prašom, Indrė, tada. Gerai, aš jau pagal šitą metodą žinosiu. Taip, pagal metodą. O čia jau prieskonių į vidų nebesidėję, užtenka sūrio. Prieskoniai tiek, kiek yra sūryje ir sūdyta lašiša. Taip. Tai mums jų užtenka. Va, matai, daug masės prisidėjai, bandyk dabar, kad iš kraštų neišbėgtų. Nieks čia neišbėgs. Neišbėgs, mamos blynus vyniojančius rankos atkaltos. Iš karto savo. Oba! Viskas. Turim porą blyniukų. Nu tai kol tėtis išvažiavo, padarykim su Nutella. Padarykim. O kur Nutella? Va. Nutella ir mums reikės šaukštą. Peilio. Peilio. Peilis. Ačiū. Taip. Nu tai dabar ir tepkime. Dabar ir tepkime. O reiktų daugiau ar mažiau tos Nutellos tepti? Nu tai kaip kam skanu. Vaikam turbūt skanu su daugiau. Taip. Taip, ar ne? Tai tepi tik tais blyno viduryje ar per visą blyną? Nu, kartais... Kaip išeina, Kartais taip? taip, kartais kitaip. Taip. Ir vyniojimo principas yra tas pats, ar ne? Nu, aš biškutį kitokį turiu. Taip. Labai gražu į mažesnį. Taip, ir galima tada bendroje blynų lėkštėje atskirti, kurie yra su Nutella, kurie yra su kitokiu įdaru. Taip? Taip. Nu tai grįžo tėtis. Ir aš nežinau, ką jūs darėte, kol manęs nebuvo, bet grįžkim prie blynų. Gal pabaikim pirmiausia su nesaldžiais blynais ir desertui pasidarysim saldžius. Gerai. Tai toks visiškai standartinis, bet labai gerai einantis blynas, tai yra blyneliai su kumpiu ir sūriu. O. Imam blyną. Kaip visada. Kaip visada. Imam blyną kaip visada. Taip, toliau kumpis. Išvyniojam ir kumpį dedam. Išvyniojam gražiai. Per vidurį, tik į viduriuką. Ten, kur būna. Nu, glosti daug nereikia, bet sūrį. Ok. Nu. Ir užverčiam iš visų pusę, atsimeni? Namuose treniravotės? Ne, mes čia kasdienybė yra, aš nėra ką treniruotis. Va, nu toks, nemažiukas gavas toks. Neblogas. Visi skirtingai. Visi skirtingai ir tol, kol jisai skirtingas, nu, toks jisai nieko. Turim blyną, mes įsidėsime saldžios masės. Čia yra varškė. Ar čia yra sūris? Masės, tai yra varškė, tai yra saldi varškė. Ir mums tos varškės reikės per visą blyną pasidėti. Nemėgsti tokių blynų, neginti? Ne, čia daugiau tokia.
nemėgstantiems blynų. Nu ką, bandom sukti taip, kad irgi neliktų to, ko nereikia. Ir neišbėgtų per šoną varškė. Šitokį truputėlį padarysim labiau tubelę, jo, kad mums po to su juo gražiau pavyktų padirbti. Bet šitie blynai irgi šildysis, ar ne? Truputėlį šildysis tie blynai. Va, visą masę tą sudedam. Tai aš šiandien sužinau, kad kiekvienas blynas su skirtingu įdaru turi būti skirtingos formos. Taip, vat, iš tikrųjų, jeigu tu ateini į valgyklą ir yra tradiciniai blynai, visi saldus bus va taip, matai. Ten būna daugiau tokio susukti tokiais vamzdeliais. Tai jie bus saldus, ne? Bet pažiūrėkit, visada su sūriu ir kumpiu būna va taip pasuvinioti. Nu, žodžiu. Taip, žinosiu, kad jau su Nutella tai jau persišviečia. Su Nutella tai būna dar kitokie. Persišviečiantis. Man blyną dekoruot, ne? Gal mes pasikeiskim vietom, tu man padavinėsi uogas. Nes kaip maistas visada skanus, kaip pateiktas estetiškai. Nežinau, ar aš moku pateikti estetiškai. Turim gražiai išplauktų braškių, ne? Su braškim skanu valgyt blynus? Jo. Su braškim yra skanu valgyti blynus. Truputėlį mes turim ne tik braškių, bet ir kitokių uogų, kurių šiuo metu yra kažkur tai sezonas, ne? Tos sezoninės uogos visada būna labai smagu. Netgi gerai grietinėlė, bet mėtos šakelė. Truputėlį, jeigu mes po to sruotinėlę, tai kaip grietinėlė, mes jos kažkiek turim čia užsidėti. Ne? Ir pasidėti va truputėlį mėtos. Tai turim pasiserviravę saldžių blynų. Su nekantrumu lauksim, kada bus galima paragauti. Bet dar ne. Bet Ar yra ir kitų blynų? dar yra ir kitų blynų. Tai ką, darom kitus blynus? Darom, nelaukiam. Dabar serviruosim turbūt kitus, mes nebedarysim blynų, mes tiesiog serviruosim, ar ne? Taip, mes serviruosim blynus, Tiesiog mes serviruosim. Šitus patraukiam ir parodysim savo laidos žiūrovams, kaip galima gražiai papuošti lėkštėje blynus su lašiša ir avokadais. Serviruojam dabar blyną su lašiša. Taip. Kaip mes jį serviruosim? Nu, bandom kažkaip, ne? Gal mes Ginte pasikeičiam vietom dar nesužeisti. Su peiliu, va. Pasidarysim, kad matytumėm, iš ko čia tas visas mūsų reikalas blynas padarytas. Va, pasinaudosim gal mes tuo truputėlį žalumos. Ikriukais. Ir papuošime truputėlį taip va restoraniniais ikriukais. Ir truputėlį tam, kad mes akcentuko turėtumėm, užpilsim baziliko padažiuko. Va, turime blynus su lašiša. Tai ką, visi išsirinkom savo labiausiai tinkamus ir mėgstamus blynus. Belieka paragauti. Taip. Galim priminti, Artūro blynai yra desertiniai su varške. Tavo blynai yra kokie? Su Nutella. Su Nutella, o mano blynai yra su lašiša ir avokadais. Skanaus. Skanaus.
Ką? Kaip jum blynai? Labai skanus. Kaip tavo blynai? Skanus. Kaip visada. Mhm. Kaip tečio blynai. Kaip namie. Kaip namie. Mhm. Tai ačiū mūsų laidos svečiams. Ačiū Ačiū tau labai. labai. Ačiū tau labai. Linkiu sėkmės kiekvieną sekmadienį ir toliau kepti blinus, nes tai turbūt darys ilgai. Tai ačiū žiūrėjusiems ir tikrai užgavinių progą pasigaminkit visi namuose tokius nuostabius blinus. Lengvai, iš pirmo karto.